Sport. Kazino lošimo automatai. Top Sport. Lažybos. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Švyturys. Tai, ką sugebame geriausiai. Look, top floor, lifestyle, chef and boy, I'm cooking up. Way too high, ain't coming down, you'll see me if you looking up. Imkis pokyčių, kurie džiugina. Prisijung prie Evolution. Jei domina, apsilankyk. Darbas evolution.lt. Tūkstančiai baldų internetu jūsų namams. Platus pasirinkimas visoms namų erdvėms ir kiekvienam skoniui. Apsilankykite dabar baldai1.lt. Labas vakaras, kauniečiai, kaip jūs laikotės? Yes, čia yra Nesiaukite live, kurį remia Top Sport, Švyturio nealkoholinis Puls izotoninis gėrimas, kuris yra labai skanus, ne tas, kur Primas. Taip pat Evolution, baldai 1, 1000 baldų internetu kiekvienam skoniui, su kodu Nesiaukite 5 gausite 5% nuolaidą visiems baldams. Ir šį vakarą mes čia susirinkome gana gausiai. Ačiū labai visiems, kas atvykote, labai ačiū, kad palaukite, nes šiandieną turėjome labai didelę eilę. Tai pradedam šiek tiek vėliau, bet aš tikiu, kad nuotaikos mūsų puikios, tiesa? Ir šį vakarą Nesiaukite live, mes turime vieną ypatingą svečią, su kuriuo mes susipažinome, pasirodo jau prieš 15 metų. Mes esame seni boomeriai, seni dėdai. Prieš 15 metų jisai pirmą kartą pasirodė Humoro klube, o tada šis žmogus keliavo per šou biznį ir jau yra buvęs ir aktorius, ir televizijos laidų vedėjas, ir erotinės parduotuvės reklaminis veidas. Ir rodė savo pliką šikną per visus televizorius. Ponios ir ponai, tai yra vienas iš geriausių visų laikų Lietuvos komikų. Ar galite padaryti triukšmo, nes šiandien Nesiaukite live yra Mantas Katleris! Čia noriu sėsti. Gerai. Mano zaibys. Nu, blėt, gražiai, nahu, laus, blėt, padėdana. Grįžau, blėt, iš Olandijos, nahu, čia pasikėlė visi, blėt. Tai teisingai tu esi žmogus, kuris pirmasis pradėjo mėgdžioti Maybachą. Man atrodo, Maybachas buvo pirmas, kuris pradėjo mėgdžioti Maybachą. Aš kažkaip niekada neiššokau į pamėgdžiojimą Maybacho. Bet... Ne, bet tu kitų skilų turi. Aš turiu kitų skilų. Kokia tavo yra geriausia parodija? Man labiausiai, kurią man linksmiausia daryti, tai man visą laiką Lavrinovičius labiausiai patinka. Lavrinovičiai? Oi, nu, supranti, yra pats linksmiausias dalykas, kai paimi ir padarai. Ir nežinai, ką daryti, tai tada meti trojkę. Tai žinai, mes galim, jeigu padarytumėm, kai... O gerai, padarom brolį skambinamai Bachui į Durhatą patarimų daug. Oh, I like it. Right. Cheers. Nu, blėt, išgerim prieš tai, prieš skambūdį. Nu, bet po vieną tik tai, nes po to prasideda, žinai. Gerai. Žiūrėk, aš Maybachas, aš tavo numerį neturiu. Tu, Lavrinovičius, tu turi turėti mano numerį. Ar ne, per Facebook live skambinamės. Nu, blėt, zdarov, Nu, labas, Laurinai. Ką aš skambinu, Nu, čia vienas iš brolių, tik tai mes... O, blėt, Lavrinovičius, skambinu, eik tu, blėt. Nu, ką tu? Nu, klausyk, aš girdėjau, kad truputį prisidirbai. Blėt, Boba, niukino 3 dienas, blėt, pahūrai, kur pizdės, Gal tu Olandijai, blėt, prilėkti gal galį, Nu, ne, žinai, mes labiau Lietuvoje mėgstam būti, nes čia pas jūs Olandijoje yra klubas Wolfs. Oi, blėt, čia klubų yra, ir transų klubų, blėt, ir sekso klubų, blėt, dar bet nebuvo, Durhatą uždarė, Ne, aš tiesiog Lietuvoje pas mus, aš dėl to skambinu, dėl to, kad pas mane yra draugų, kurie panašiai kaip tu gyvena. Su problemam, su kepalu. Nu, eik prie esmės, negaliu, blėt, minutę davė, šnekėti. Žiūrėk, mes norime kažkur tai savo draugą Seimą Kučą irgi uždaryti.
Galvojom, gal pas tavę palato yra vietos. Nu, blėt, vienas gyvenu, nahu, galiu priimti kažką vieno tikrai, blėt, tikrai, blagadariu kučą, nahu, maladėts bahūras, blėt, nepavydį nieko, nahu. Nu, nes jisai Darijui Petrikauskui sakė, duos per kiaušinius. Mes bandom jį dabar kur nors paslėpti, kad negautų pats. Nu, maladės šiumas, nahu, maladės. Kaip ten maitina, gal reikia ką nors pranešti? Nu, blėt, tikrai, galėtumėt kažką konditerijos, nahu, atvežti, kažkokiu tai, blėt, Velykų bobą, blėt, suvalgyčiau. A, klausyk, už ką tu tenais esi? Nu, kaip už ką, blėt, už Rusiją, nahu. O nesupratau, blėt. Nu, nes mes su broliu tai už nieką. Buvom. Iš krepšinį, nahu, pajibat, blėt. Kol trakai neturi komandos, nahu, pohui, blėt. Šanchajaus, kurva, Šanchajaus verchai, blėt. Klausyk, Laurinai, a tai tu grįžai į Lietuvą ar ne? Nes mes norėjom pasiūlyti tau tapti Wolfs ambasadorium. Gerai, blėt, o kiek babkino? Nu, babkių ne, bet jeigu nori babkių, tai gali nebent tapti treneriu. Nu, nežinau, aš galėčiau, blėt, jūsų gimtadienį pasveikinti, blėt, kažkokį čivilį, blėt, kas ten jūsų treneris, na. Ar galėtum mūsų brolių pasveikinti? Nu, broli, blėt, tikrai, blagadariu, na, 25 gimtadienis tik vieną kartą, na. Tai, nu, blėt, gal kažkaip galėtum paslaugą padaryti. Jeigu įdėtum, blėt, kažkokį šiltą rūbą į Olandiją, čia šalta, blėt, langas pradarytas. Nu, gerai, tai tu laikėkis tenais. A mes su broliu tau atsiūsime firminį Love Twins bliuzoną. Oi, blėt, tikrai, blėt, uvažaju, na. Viso gero. Atia. Dar kalbant apie Dabar įžymybės. žemyn viskas. Dabar apie įžymybės, aš mačiau tavo nuotrauką su vienu iš karščiausių Lietuvos įžymių šou biznio atstovų. Tai yra Tarzanas. Ja. Sik žmogus. Žinai, Tarzanas padalino Lietuvą labiau negu konservatoriai. Aš norėčiau sužinot, va čia va, Kauno paprasti žmonės renkia, ne? Paplokit, kam patinka Tarzanas. Vienas žmogus. Gal ir nepadalino. Gerai, paplokit, kam nepatinka tada Tarzanas. Jej! Gerai, aš buvau toj pusėj, kur man patiko jisai, bet po mūsų susitikimo aš jau nebežinau, nes jisai mane, blėt, anginą apkritė. Jisai, Kaip čia gali tave apkrėsti anginą? Angina apkrečiama seilių, nu, tipo, jeigu šneki veidą ir spjaudai, tai gali apkrėsti žmogų. Tai čia taip yra? Jo. Ar yra pas mus medikų, ar tai yra it's a thing? Aš googlinau. Jeigu žmogus serga angina ir prispjaudo kitam žmogui, man irgi atrodo, kad ne. Ne? Tai tada ne angina. Žiūrėkit, ir vėl jisai padalino Lietuvą. Paplokite tie, kurie galvoja, Gerai, kad eikit, gali skiepykitės, apkrėsti spjaudantį burną. Aišku, kad galima. Tai... O dabar paplokite visi tie, kurie mano, kad negali. Tie, kurie ploja, yra nei vieną skiepą nuo COVID nepasidarė. Tai jų nuomonė apie mediciną gerai, net nekalbėkime. Jau jūs esat viskas vaikštantis lavonai. Tiesiog, jo, buvo... O kaip jisai tau prispjaudė į burną? Nes Kodėl tu jam leidai? Jisai mane apsikabino kaip merga, kurie to įpis ir pradėjo šnekėti mane. Jisai pasakoja istorijas, kaip vaikai, kur už ausų pasiema tiesiog ir tau į burną pasakoja paslaptį. Ir tada, žinai, kas... Ir tada aš atėjau ir mama tada darė, ir tada sako, kur tėtis yra. Bet mane sakyk mamai. Jo, jisai galvoja, kad mes mes tvarėm, buvo filmavimas, žinau, kad meluoji, prieš porą dienų. Ir atvarė, bliasi, nu gerai, aš jeigu jį darysiu, jo parodė, man gaus filmai, bach. Tu tiesiog turi vieną. Nu, bliasi, nahui, sik, no. Aš vienos parodė žmogus. Sik, go get it, no. Tai mes jį pasodino, aš buvau vienoj komandai, mes buvom, per žinau, kad meluoja ir jis tiesiog iškart
iškart pareiškė, kad jam puliuojant anginą. Jie pirmus, mane pakvietė, bet aš puliuojant anginą, bet atvariau vis tiek filmuoti. Tai nahu, tu varai. Get some. Nevary. Jo, yra, jeigu nebuvo, bus, ble. Nežinau. Kažkas tokio. Jo, jeigu nėra anginas, tai... Nėra anginas, yra angina. Sik. Visiems angina. Jo, ir jisai, man kaip mažos energijos žmogui, jisai didelės energijos žmogus išsunkė mane per 20 minučių. Aš nepavadinčiau energetinių vampyrų, nes energetiniai vampyrai irgi, jie neturi daug energijos, bet jie sugeba iš tavęs paimti. O jis tiek daug energijos turi, kad jeigu kas nors būtų mus fotkinęs kartu, pusė mano būtų išsilieję, blėt. Žinai, kur bėgi ir tave nufotkina ir tiesiog tavo kūnas išsilieja, jis iš manęs traukia vizualiai visą energiją. Jisai tiesiog turi gravitacinį trauką. Jo, aš nežinau, kaip dylins tokiai žmonėm, tada prikosiai burna man, bet aš iškart noriu, mano antiek ahujenas organizmas, aš bitinau anginą vakar tiesiog. Jo, aš jaučiau, kad kažkas man vakare jau kabinosi, įpisau 50 ir šiandien, karočiui, mano organizmas išgyja. Bet čia dėl to, kad tu esi dar vis senosios kartos žmogus, kuris viską gali pagydyti. Dektinyti, pipiriukai. Seniai, ir imbieras. Dabar naujus išradimus. Viską gali. Jo. Bet, nežinau, aš nepagaunu to heito. Šiaip aš nelabai pagaunu, kai kažkas pyksta. Žmonės pyksta, kad kažkas yra dabar tapo ar momentiškai žinomas, ar šiaip, aš nesuprantu, kuo tai yra blogai. Tai o ką jisai? Nieko, o ko jisai sako? Aš tiesiog jį matau kaip eilinį amerikiečių, aš matau amerikiečius taip, kaip jį matau. Taip. Jo, ir tiesiog mes gavom Amerikos implantą Lietuvoje. Ir jis bando dabar prigysti. Dabar mes matom eksperimentą tiesiog biologinį, kaip amerikietis gyventų Lietuvoje. Bet aš nematau... Nes jo story nesiskiria šiaip nuo amerikiečių story. Man atrodo, kad galbūt šiek tiek skiriasi, bet man pavyzdžiui, tai yra labai žavinga ir įspūdinga iš tiesų, kaip žmogus sugeba funkcionuoti pasaulyje visose kalbose bendrai sudėjus, turėdamas 50 žodžių. Ne, jis su aš šnekėt kaip su I am Groot šnekėt. Kur yra 3 žodžiai. I am Groot. Ai, nori laus? Nu, tai... Ja. Jisai turi kelis terminus, bet aš tikiuosi, kad jis per savo tą karjerą biškį praplės savo. Maibachu irgi nieks netikėjo. Dabar va, žiūrėk, mėgstamiausias visų žmogus. Aš vienas Maibachu tik tikėjau. Statėjau už Maibachu. Jo, dabar, ble, kaip už bitkoiną. Pasišešegubinau. Aš turiu svajonę, kad kažkada visus šitos žmonės, tarkim, kurias galim pavadinti One Trick Pony, į realybės šou surinks. Šiaip realybės šou yra geras dalykas. Tipo, ir juos... Jo, šitas, aš jau visiškai matau. Aš noriu pasidžiaugti, kad mes esame realybės šou fanai ir pagaliau yra Lietuvoje realybės šou, kur žmonės pisasi ir daužosi. Į tobulus mačus. Aš galvojau, Jungle Kingas. O gal yra kas nors iš tobulo mačo šiandien? Ne. Dar ne. Neprisipažins jaučiu. O tobulas mačas, aš žinok, esu girdėjęs apie jį, aš nesu matęs jo. Žmonės realiai tenais pisasi? Taip. Ir dėžas valgo. kur tiesiog, žinai, kur prasukinėjai video ir guli pana ir tiesiog bičio kojos 2 metrais labiau išlindusios iš pakaldros. Kaži, ką jis ten veikia. Bet vat aš už tokią Lietuvą kovojau, žinai? Taip. Tie vyresni, kam virš 50 metų, jie heitin. Sakys, iki ko Lietuva nusirito. Ne, aš kovojau, blėt, vat už tokią Lietuvą, kur tu ateini ir po kamerą gali dėžę valgyti ir tada sėdėti per interviu. Jo. Kur tu neturi, ne, čia mane prausė, blėt, galvą masažavo, valgiau dėžę. Nu ir ką? Ir va dabar, va dėl to ir mes esam laimingiausia tauta pasaulyje. Iki 30. Nes tu gali tiesioginėme eteryje. Pagaliau mes susidūrė. Žinai, ko tik reikėjo, kad žmonėm reiktų mokėti už turinį. Ir tada pakankamai mažai žmonių žiūri ir reiškia, jeigu tik 10 000 žmonių žiūri, galiu valgyti. Nieks neatsitiks. Galiu naudoti tą moterį kaip lūpinę armonikėlę. Jo. Pasižiūrėk, žinok. Rekomenduoju. O aš esu girdėjęs, kad jinai dalyvavo Monika Šalčiūtė.
Žmogus, kuris nesensta. Kapitonas. Jo, jinai vampyras yra, man atrodo. Man atrodo, kad jinai Aš turėtų... kai paskutinį kartą mačiau prieš 10 metų, jinai lygiai taip pat atrodė. Žinai, jinai kažkada tai Monika Šalčiūtė turėtų vesti sveikinimų koncertą, nes jinai kaip kybartinė. Jo, man atrodo, jeigu mes dabar jinai tiesiog keliauja per šalis kas 30 metų, mes jau rastumėm Švedijoje fotkę iš 1882 Šalčiūtės fotkę, jinai tiesiog keičia regionus, kad, jau dabar mes jau pradedam galvoti, blėt, Monika, kodėl taip pat atrodo kaip prieš 15 metų? Ai, jau supratote, ne? Ir tada pist Rumunijai kažkur jinai. Ir 30 metų dabar realybės šou dalyvau. Mes paliubomų galime rasti ją kažkur tai Egipto piramidžių raižiniuose. Jo, baklažano laik. Tavs nebekvečia realybės šou jau? Ne. Nors mane kvietė, žinai ką, buvo salsamanai ir kažkas tai prieš tai buvo, man atrodo. Tangomanai. Va, mane kvietė pašokti. Sakiau, ačiū, fantastika. Bet, o dėl ko nevarai? Spėju, kad nepasitikėjai savo plastiškumu? Aš tiesiog žinau, kiek tenais reikia dirbti tokiuose šou. Yeah. Aš esu dalyvavęs realybės šou kaip rašytojas, aš esu rašęs realybės šou, aš žinau, kaip tenais viskas vyksta ir nes tenais nei tu pagersi, tu tiesiog puikiai praleisi laiką. Nepraleisiu aš tenais gerai laiko, nes kiekvieną dieną reikia treniruotis po 18 valandų, ašgi šoks su manime šokės. Jo, atsimenu. Tai yra siaubingas darbas ir po to ant vakaro tu net negausi palakti ir dėžės pavalgyti. Dėl ko ir atėjom? O tavęs nekvietė dar į salsamanus? Ne, manęs šokti nekviečia, nes man atrodo, supranta mano vaibą. Aš nešokėjai, seni. Aš labiau gal su tapytoju. Va, jeigu būtų tapytojų laida, kur susirenki ir pieši. Ir visi pieši ir žmonės žiūri, pieši ir vertina. Ir po to turi priduoti savo. Aš nesveikai piešiu. Nesveikai dėžius piešiu. Aš nesveikai dėžius piešiu. Yra dėžių 6 tipai ir visą 6 gali nupiešti. Kokie yra 6 dėžių tipai? Gerai. Paprastoji. Avokado tipo. Taip. Ja. Tada kitoj pusėje, kur yra. Iš karto einu prie antrojo. Tada šiaip vaisiais galima palyginti. Taip. Avokadas. Ja. Tada yra laimas, kur paragau ir... kur sutrauk iš karto zumužį. Žinai, kur tipo... Dėžė, kuris sutraukia burną. Laikai šlaunis. Ir išlaunį. Nusivalai išlaunį ir atgal. Ir vėl kėlė tokias rūkštelę, kur pisa rūkštelė tokia... Sutiesi veidų negali padaryti. Ir papajos formos, kur tiesiog, blėt, su šaukštu reikia sėklus iškabliuoti. ir tada kas lieka, tą suvalgai. Senė, aš esu... Aš savo laiku dėžių meistras buvau. Aš ateidavau į restoraną, man iškart sakydavo išsinešimai, ne? Jo, aš niekad iš lėkštės nevalgau, tik iš dėžės. Bet tie laikai praėjo, žinai, jau pats supranti jau. O Dieve. Bet vat niekas taip neišmušė iš vėžių, kaip galvoju, o aš dabar nudžiuginsiu šitą moterį, išvalgydamas dėžių ir pato... Atsiprašau, tu lašišą valgy? Kas yra? Surstromingis. Išmuša. Bet aš įsivaizduoju, moteriam lygiai tas pats būna. Bet pas vyrus, matai, pas moteris... Anatomijos pamokėlė su daktaru Kateriu. Pas moteris dėžė turi tiesiog neišėjimą su lauku, su oru. Pas jas yra kaip lauko duris pradarytas. Taip. Žinai, kaip visą laik duris pradarytas. Ble, žemės trauka varva. Kaip triusikas atrodo, kupranugaris prispjovė. Žinai, kai nusimauna padėno. Pas bičą kažkaip viskas užsilaiko. Taip. Pas mus net, yra atskiri organai, kurie prilaiko, žinai. Taip. O tai pas mus netgi sėkla, kad nelaikyt viduje, nes per karštą. Taip. Į lauką išnešėm. Išnešė į lauką. Į balkoną išnešėm. Rezervuarus į lauką, taip.
Nes raugintis kopūstus, jeigu laikysi prie plus 25 surūk, žinai. Tu išneši juos į lauką, seniai per žiemą gali stovėti. 6 mėnesius. Pas moteris iš vis su savo kūnu, moteris 3 mėnesius būna nešios, nedašuntų, blėt, kad jas nešios. Aš jau po vienos dienos pajaučiu, kad angina turi. Ir išgyjau kitą dieną. Va taip, karočiui, 50. Jas 3 mėnesius nešios, kas iš manį ir ko aš vėmi, blėt, kiekvieną savaitgalį. Mes labiau turim tą su savo kūnu, mes labiau suprantam savo kūnu. Supranti. Ir dėl to mes nesibaiminame lipti ant įvairaus pobūdžio dėžių. Jo. Dabar tas naujas tavo projektas, paskutinė vakarienė, ne? Su Bartuševičiu, mačiau, darėte labai įdomi idėja yra, kad jūs valgote tą dalyką, kurį žmogus valgytų, jeigu tai būtų jo pats paskutinis patiekalas. Dėžės. Šiaip negalėjom to užfilmuoti. Rėmėjai atsisakė. Jeigu tiesiog mes pusę valandos su Bartuševičiu valgom dėžę ir šnekamės. O vieną ar dvi? Ne, tai po vieną. Po vieną, ne tą pačią. Aš turiu paragauti tai, kas svečias ragauja. Kur vienas klausia, kitas valgo ir tada... Ir šnekučiuojamės, žinai, prie dėžė. Taip. Anksčiau telikas buvo ta dėžė, kuri suvienydavo žmonės, dabar kai teliko niekas nebežiūri, dabar kita dėžė suvienė. Taip, ir tą pačią sekundę, kai dėžėje suprato, kad jos nebežiūri, jinai įdėjo į save dėžę, kad... Yeah. Ir turi galvoti iš outside the box, iš už dėžės. Iš už dėžės turi galvoti. Yeah. Tai klausimus bus? Ar tiesiog priminiai, kad... Koks buvo tavo blogiausias statymas? Lažybų? Ką aš žinau, statymas. Man atrodo, šiais metais, kai pastačiau, kad Clipperiai laimės NBA. Šiais metais? Jo. Dabar dar vis stovi. Jo, dar tas bilietas dar kaip ir galioja. Clipperiai gali laimėti NBA. Jo, nes kažkuriuo metu jie, kai surinko 4 superstarus, jie šutinai sekėsi, bet tada buvo gal 20 rungtynių etapas, kur jie laimėjo 18 iš 20. Ir aš tada pastačiau ir dabar jie prapiso 8 iš 10. O prezidento rinkimuose už ką statytum? Lietuvos ar Rusijos? Rusijos prapisau, šiaip, blėt, galvojau, Garbarovas laimėjo. Irgi 600 padėjau. Kiek tas Putinas gali laimėti? Bet statai 1 rublį ir laimi rūmus geležikė. Amerikos tai tikrai Trumpas laimės. Nežinau, ką tai mums duos. O Lietuvos? Lietuvos, tai Nausėda laimės. Manai? Jo. Man labai gaila, kad... Aš žinai, kas yra su prezidento rinkimai. Žmonės su prezidentu yra kaip su patėviu. Kad ir koks jis būtų, bet aš nenoriu, kad jis keistus. Žinai, nes gali tai dar huevesnis, kur mama stumdo, blėt, kompą daužo. Šitas sėdi, nieko nespardo, žinai, tipo, gerai, būk, aš tiesiog nebendrausiu su tavim, bet nebūsim draugeliai, bet sėdėk hatui tiesiog. Bet su šita logika rusai turi Putiną. Viso šalis rinktų prezidentus daug kadencijų. Dėl to ir yra limitas uždėtas 2 kadencijų, kad nepriprastum per daug, žinai. Ir motina žodžiai, nepriprast prie šitą patėvą. Ateis 4 metų, nes patėvs žiūri, jau biški šeimos išdą pradeda jau draskyti. Telikas dingsta. Kur dėžė? Skolintis iš mamas pradeda. Toks, ne, jau reikia keisti. Ar gaila tau, kad prezidentas Tutkus išėjo iš rinkimų? Ne, kadangi tai yra tarpiniai prezidento rinkimai, aš manau, labai intrigos daug nebus, bet bus įdomu po 5 metų, kai Grybauskaj. Aš tai Grybauskaj šiaip norėčiau labai, kad grįžtų. Kažkaip ją reikia tikinti, gal reikia į vandenį užsukti. Ar ką nors, bet apsaugą, nežinau. Jis dabar per gerai, per patogiai gyvena. Jai reikia įmesti kažkokią kritinę situaciją, kad jinai vėl norėtų būti Lietuvą vesti į pergalę. Aš dabar turėjau renginį, kur turėjau tokį bairį, kad Veryga kandidatuoja į prezidentus ir Tutkus kandidatuoja į prezidentus. Yra matematikos uždavinys. Veryga su Tutkum ateina į barą ir kartu išgeria 3 butelius degtinės. Klausimas, kiek butelių degtinės išgėrė Tutkus? Pirmas spėjimas būtų 3.
4, nes dar apkatkę padarė namie. Veryga. Už ką tu Justinai bus? Balsuosi, ne? Juk balsuosi? Juk, taip. Jo, aš irgi žinok, paliekam jį, tegu būn. Aš pasiūliu per podcastą vieną variantą, kad kai bus antras prezidento rinkimo etapas, kai tik lieka 2 kandidatai, Taip. susirandi žmogų, kuris už kitą balsuoja ir tiesiog abudu neinat balsuoti. Nes, tipo, atimat po vieną balsą, išsiminusuojat ir viskas, ir status quo lieka tas pats. Kaip tau atrodo? Mane išpizdavo tėvynės išdavikų išvadino, Stonkai ir Mackevičiai. Tu esi tėvynės išdavikas. Jo, prieš konstituciją. Tai irgi tos pačios nuomonės. Aš nesupratau klausimą. Buvo teiginys. Nu dar kartą. Tarkim, išeina Vėgėlė ir Nausėda į antrą etapą, ne? Taip. Aš balsuoju už Nausėdą, tu už Vėgėlę. Taip. Ir aš tau paskambinu, sakau, už ką balsuojas? Už Nausėdą, už Vėgėlę. Aš už Nausėdą. Tai neina balsuoti. Ok. Jiem nepatinka. Ramiai. O Pavydį, blėd. O tai tu dabar Jo. nori, kad mes visi... Tiesiog mes ne visi, bet kai kurie, kas tingi eit balsuoti. Nes, pavyzdžiui, sekmadienį eit balsuoti, turnas. Tai tu nori dabar, kad mes visi tiesiog vieni kitiems Jo, paskambintumėm? susirandi po vieną žmogų ir neint balsuoti. O tai kaip tu tada užtikrinsi, kad tas kitas nenueis? Tu turi pasitikėti jau. Čia jau ant pasitikėjimo turi. Turi, nežinau, turi susiskambinti kas pusę valandos, kad žiūrėtum, kad jis namie sėdi. Koks pointas, tai tu ir taip gali neiti. Jo, bet tai tada tas žmogus, už kurį tu balsuotum, praranda vieną balsą. Jeigu tu nenueisi. Bet mūsų visuomenėje yra žmonės, kurie labai greitai paverstai į reikalą, kur tai tu už tenais tą, o aš už kitą, tai davai neinam. Ir tada kitam žmogui paskambins ir sakys, tai ir tu neik, tai ir tu neik. Tai veikia tik tai, jeigu tu pasitikį to žmogum. Bet čia pamastymai, žinai, čia ateičiai. Su referendumais irgi tas pats veikia. Taip ir ne. Išsirenki, jeigu tu taip, kitas ne, išsirenki vieną žmogų ir balsuoja. Ir tada neįvyksta referendumus. Ir tada nieks nepasikeičia. Aš turiu šiaip idėjų. Tu labai gerų idėjų turi. Idėjų Lietuvai, jo. Taip. Gerai, kokias, pavyzdžiui, jeigu mes kalbame apie biznio idėjas, tu visą laiką būdavai bizniaujantis žmogus, tu visą laiką ieškai kažkokių tai... Įlyst. Kažkur tai kažką, tai va dabar mesytės, tavo irgi projektas, kur tu nori savo mesas pareklamuoti. Taip. Pirkit. Pirkit džiovintas mėsas. Žinai, man idėja, aš buvau vakar Art Deco muziejui Kaune. Esat buvę? Vietinį turėjot, galbūt. Ne, Babos butas. Niekur neinu. Gerai, o Žalgirį esat buvę, kas nors? Žalgirį važiuoju. Pusė irgi. Ne visi bilietų gauna. Buvo, muziejus, kur yra atkurtas tarpukario gydytojo Gudaičio butas. Ir su baldų visokių dapirkta. Ir pasakojo, ką jie maždaug tam bute veikdavo. Būdavo ir rūkoma, geriama. Ir užsiminė gydas, kad, nemigos milteliai irgi būdavo vartojami. Buvo labai populiarus dalykas, legalus. Lengva būdavo gauti, kilogramas kainavo 1800 litų. Kilogramais pirkdavo žmonės. Čia tie nemigos milteliai. Čia the. Jo. Ir jie gaudavo jį iš užsienio kaip vaistus. Taip, gydytojai galėjo legaliai išrašyti šitos miltelius. Kakaroną. Jo. Ir 1800 litų iš kilogramą. Vat mano idėja Lietuvai dabar padaryti tokį variantą. Ir žiūrėt, kaip ekonomika kils. Nes man atrodo, Kaunas thraivino. Belė kaip, Kaunai ahujienai buvo tarpukarį. Žinok, aš tau nenoriu gadinti tavo verslumo, bet yra Kaune pora firmų, kur dar vis ir užsiema tuo. Aš žinau, bet tik tai pora. Ir turi skambinti tik tam tikrom valandom. Taip, ir aš daugmaž įsivaizduoju, kas nutiktų trečiai įmoniai, kuri bandytų to užsiimti. Degintas cinamonas. Gali visko būti, kad aš mačiau video, kur konkurencinės. Mačiau video, kur laisvas alėjai tiesiog restoranių žmonės pizdina su pagaliais. O ko ne? Ja. Tai, ne, čia aš tik įmetu jum pagalvoti, žinai. Niekas nesako, kad turi daryti. Tarpukariu Kaunas gyveno geriau negu dabar. Buvo laikomas ir Europos Paryžių. Europos Paryžių?
Paryžiaus Lietuvos Fabijoniškis. Paryžius, Lietuvos New Yorkas buvo. Viską jums supiso, kai Vilnius vėl tapo Lietuvos Tai sostinė. viskas. Vėl Kaunui biški blogiau buvo. O kodėl jūs neapsiženė, man įdomu? Kodėl mes neapsiženėjom? Nu? O kam? Man atrodo, kad labai santuoka yra pervertintas reikalas. Mum, vyram. Taip. Bet Anos vis tiek užsimena, ne? pazirzė. Laiko, ja. Kas kiek laiko taviškiai užsimena apie santuoką? Kas 1,5-2 valandas. Bet tokius subtiliakus. Bet tavęs, matau, neišmuša, ne? Tipo... Matai, čia dabar aš jau... Aš šitai žiūriu kaip ir rungtynės, žinai, tipo, kada aš palūšiu. Ir aš dėl to, kad aš prisiklausęs motyvacinių visokių video, kur, tipo, niekada neleisk niekam diktuoti tau, būk savimi. Tai... Tie, kur kalėjime sėda. Bet šiaip yra tų kalbų, kur, tipo, davai, čia apsižensim. Ir būna gerai, kartais... ką tu sakai, kad aš žinočiau, kad ir aš panaudosiu tą. Ką tu sakai, Gerai, sutarėm taip tada. Jeigu šį kartą duodi, tai tada ženijamės. Ir po to jinai, tipo, ir aš sakau, žinosi, kaip pasitikėti. O tau reikia dar apgaulės būdu sekso išgauti iš moters. Mes nesusituokę, tai jinai neprivalo man nieko duoti. Blet, pas mus kitaip. O kaip pas jūs? Pas mus Aistė turi mane apgaudinėti, kad sekso būtų. Turi į žabangas man realiai, man kaip šunį į vaistų įtrina viagros į maistą ir tada, kai aš suvalgau jos ten varšketuką ir nebėra ką daryti, karoči. Nu gerai, nu man tai, man atrodo, apipisai, aš pats nesupratau, kodėl tas varšketukas mėlynas. Arba naktį patepa briliantinę žalumą pimpalą ir sako, žiūrėk, pas tave pimpalas žalias. Tu turėtum nueiti pas gydytoją. Va, žiūrėk tau gydytoją. Ir gydytoja nueina, ir tu nueini pas gydytoją, ir jinai, tipo, tenais tavo kažką, tai, o jinai, tipo, haha, čia buvo aš. Tavo šuo yra matęs seksą? Yra matęs, bet buvo girtas. Mes nugirdam savo šunį. Žiūrėk! O dabar žiūrėk! Ne, šiaip nėra matęs. Nes man per daug, aš negalėčiau atsiribot, kai tiesiog... Ir tikrai bandytų šokti ant lovos. Ką darot? Aš visą laikį, aš ją labai gerai girdžiu mintise. Ką tu darai, mamai? A ką čia darot? Kas čia vyksta? Kvapas nekoks. Jis... Ar reiks jūsų šūdus rinkti irgi manau? Kodėl mama verkia? Ne, o tu, pavyzdžiui, o tavo sūnus yra matęs? Jūs... Yra matęs? Jo, bet dabar pastaruoju metu, dėl to, kad jam jau 4 metai, jau jis pradeda suprasti dalykus, tai, nu, irgi sudėtinga, nes mes irgi žiūrime, kad jisai... Jau jis nenori, jau jam nebeįdomu, žinai, tai turime, žinai, jau duoti naisiems. Su vaiku tu jį gali užmigdyti kitam kambarį. Ne, tai nemigdom, bet jau šiaip, kuo toliau, kuo jis eina vyresnin, kuo daugiau supranta, tuo sunkiau mums jau jį priversti žiūrėti. Bet duodam filmukus, žinai, tipo, ir jisai sėdi, užrakinam duris, žinai, duodam filmukus, ir jisai žiūri filmukus ir būna tik tas, kur, Leonai! Ir mes juokėmės tada. Tai jūs per apgaulę, per pinklę įviliojate vis tiek. Tai jūs norite realiai, kad jis jokio gyvenime intimumo nebejaustų su kitom moterim? Tegul išmoksta geriau namie, geriau jau prie manęs, negu kažkur tai dabar nueis pas kažkokią valkatą, supranti. Geriau jau prie manęs tegul mato, kaip viskas turi būti, bet bent jau iš meilės, žinai, o ne mokytųsi, kaip ten, kad gali dabar bet kur eiti į televiziją į dėžę laižyti. Bet suprant, kad jis niekada intimumą nebegalės turėti gyvenime, nes bet koks jam intimumas primins jūsų... Ir dėl to jis gyvens visą gyvenimą su mama, taip. Norėtum būti tėvu, kur visą laiką tiesiog vaikas gyvena pas jį? Nu, mūsų kol kas planas toksai, bet, žinai, mes jam tiesiog duosime viską pasirinkti pačiam, bet darysime įtaką, ko jisai norės.
Man atrodo, O jau kad išrinkot specialybę jam? public masturbatorius. Žodžiu, masažistas. Vaikščios parkuose ir Egzibicionistas. Alytaus kolegijoje yra Gerai, profesinis dabar- bakalauras egzibicionizmą. Paklausiu sąžingai, jeigu gali atsakyk. Taip. Man ir žmonėm. Apsaibys vaiką turėt ar ne? Ar tai yra viskas, ko tikėjais, ar geriau, ar blogiau? Tai yra viskas, ko tikėjausi. Ir šiaip momentas yra, kad iš pat pradžio tu supranti, kad tu šoktum dėl jo į gaisrą, tenais, tipo, viską tu jau už jį esi atsakingas ir viskas tenais. Bet dar iš pradžio pas mane buvo didelė parkė, kad aš nejaučiau tos, žinai, kur čia mano meilė gyventi. Pas mane to nebuvo. Ir aš labai blogai jaučiausi, kad tas iš karto neprabudo, tipo, toksai jau, kad čia myliu savo vaiką. Bet po to prasidėjo tai po truputį. Po truputį momentai, kur aš, tipo, ten kur nors sėdžiu bare su draugais geriu alų ir galvoju, blema, pasilgau Leoną. Ir tada pradėjau, ir dabar, pavyzdžiui, mes jau su juo, kai tapome draugeliai, mes su juo, pavyzdžiui, buvome į Kauną išvažiavę dviese į Karaliaus Mindaugo taurės finalą, mes su juo išeinam tenais į miestą, mes jau su juo kalbamės, aš jam aiškinu, ir kai tu matai, kaip jisai tobulėja, ir kai tu matai, kad jisai dalis tavęs yra, ir kai tu matai tos akimirkos, ir kai jisai, pavyzdžiui, ateina ir sako, tėti, aš tave myliu, ir aš žinau, kad jisai mane manipuliuoja tam, kad gautų saldainių. Kinderį. Aš žinau. Bet tas momentas yra vienas dalykas. Tu neturi, tu jau nebegali sugalvoti tenais į Tenerifę išlėkti poryt. Tu negali tenais, tipo, tu turi manipuliuoti močiutės, tipo, kad pasiimtų jį. Nes jos nenori, žinai, jos. Močiutės visos, tipo, tai kada anūkai? Iki kol atsiranda anūkai. Ir tada, tipo, mes čia biški turim darbą, čia kažką. Mes galim kartą per 2 mėnesius priimti. Močiutės pyzdos yra šiaip, iš esmės. Dėl to joms negalima duoti jokio pasirinkimo. Atveži vaiką ir sakai, va, tipo, krepšį palieki ir, tipo, paskambini į duris ir pabėgi. Jų anūkas, jos, žinai, neišmes, viskas. Tada jau reikia neštis namo maitinti. Bet iš esmės, tipo, apriboja tavo laisvę, bet kartu tos mažos akimirkos, kurias tu gauni su juo, tas žiūrėjimas, kaip jisai tobulėja, kaip jisai auga, kaip jisai formuojasi charakterį, visas tas atperka. Šiaip, taip, kad vaiką turėti, žoskai užpisa, bet labai apsimoka. Rewarding, ne? Jo. Su šunim kitai biški. No shit, bro. Aš galvojau, ar tai tas pats ar ne. Su vaiku yra tas, kad tu matai, kaip jis tobulėja, kaip tavo charakterį perima, ne? Vietomis, jo. Jo, ir tu gali jį formuoti ir tu žinai, kad paliksi kažką šitam pasauliu. Su šunim tu matai, kaip šuo tobulėja 1,5 metų ir tada sustoja, blėt. Ir tada tik lauk, kol numirstų šuo. Nes nieks nebepasikeis per tos 7-8 metus iki mirties. Ir tik tai, ir tu matai, kad šuo perima tavo blogasis savybės. Gerų neperima. Pavyzdžiui, mano šuo pradeda pykinti ją, kai reikia išbėgti, pabėgioti. Nes aš nesu pats judriausias žmogus, žinai. Anksčiau būdavo, tipo, išleidė, einam į kiemą, excited. Bėgioja, karoči, ratais išbėga, negali ant pavadėti. Dabar išeina, jinai apsisuka, mane veda namo. Kur šunis niekada, aš nežinau, nesusidūręs, kad kažkas turėtų šunį, kur šuo sakytų, gerai, pisam į chatą. Varom, geriau Netflixą pažiūrėjau. Aš jau pašikau. Jo, pašika, surinkai, varom į chatą. Jei aš nesu matęs, atrodo, kaip Michaelas Jackson, alergiškas saulei. Ir aš suprantu, kad mano lazy gyvenimas suformavo jos tokį gyvenimą. Ir jeigu tai būtų vaikas, aš labai blogai jaučius, bet šuo, žinai, kiek jam laiko gyventi liko vis. Bet žinai, kai pasiekia kažkokį tai lygį ir nustoja tobulėti ir visą laiką tas pats, siek. Aš labai myšinu, ar galim padaryti pertrauką ir mes galim padaryti pertrauką, man atrodo, visiems sakėjo laikas pamyšti, parūkyti ir ponios ir ponai, mes su jumis pasimatysime antroje dalyje, o čia yra Nesiaukite live su Mantu Katleriu! Top Sport.
Kazino lošimo automatai. Top sport. Lazivas. Top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Švyturys. Tai, ką sugebame geriausiai. Look, top floor lifestyle, chef and boy, I'm cooking up. Way too high, ain't coming down. You'll see me if you looking up. Imkis pokyčių, kurie džiugina. Prisijung prie Evolution. Jei domina, apsilankyk. Darbas evolution.lt. Tūkstančiai baldų internetu jūsų namams. Platus pasirinkimas visoms namų erdvėms ir kiekvienam skoniui. Apsilankykite dabar baldai1.lt. Ponios ir ponai, nesiaukite live ir vėl eteryje. Taip, mus remia Top Sport, Švyturio nealkoholinis, Puls izotoninis gėrimas, Evolution ir Baldai 1. Su nesiaukite kodu, nesiaukite 5, gausite 5% nuolaidą viskam. O dabar aš buvau įmetęs savo Instagramą nuo Ringaudų šašlikinės. Kabra. Net aš Portugalas turiu pripažinti, kad kažką tai Kaunas turi geriausio. O tu kažką tai šį vakarą? Ne, aš tai Vilnių iškart tiesiai tranzuosiu į Vilnių. Gerai. Ja. Nes mano transportas neatvažiuos iš Vilniaus, tai eisiu tranzuoti tiesiog. Žinai ką, aš manau, kad tranzavimas kažkaip bereikalo mirusi technologija yra. Aš manau, kad žmonės vis dar paslaugus yra. Jeigu aš 11:30 kažkur Savanorių prospektą stovėčiau su nykščiu, aš grįšiu ten, kur reikia. Ne rytoj, O esi... bet kokie, man atrodo, Velykų 2 dieną, man atrodo, aš būčiau namie ir Aistė būtų šilkinė, nes džiaugtųsi, kad grįžau. Čia grinai taip ir veikia su moterimis. Jos tiesiog džiaugiasi, kad tu iš viso grįžai. Yra kažkoks laikas, kai parinas, jeigu jis dabar grįžta, aš jam pisinuos. Bet tada ateina, kad tik grįžtų. Žinai? Bet tada ateina sąskaitos. Pas kitą išėjo. Bet tada ateina sąskaitos už butą ir leasingas. Ir sako, blemo gerai, kad grįžtų. Geriau jau tad grįžtų. Yeah. O esi tranzavęs? Aš esu tranzavęs kuria prasme? Tailande esu tranzavęs. Tailande biški buvo patranzuota. Tranzavęs 2 savaitės. Tranzavau mašinai ne. Dabar šito ne, jeigu apie tai klausi. Jeigu nusigaut iš A į B, ne. Aš esu tranzavęs vieną kartą į Rubikius Anykščių rajone ir mes, žodžiu, bet mes, ir svarbiausia, kad mes atsistojom, bet aš visą laiką, visais laikais turėjau tą tokį, kaip sumanipuliuoti žmonės kažką tai daryti, tai aš sakau, davai varom tranzuoti, bet abudu apsivelkam, su tokiu draugu varėme su Aurimu, ir sakau, davai abudu apsivelkam baltus marškinius, nes balti marškiniai visą laiką yra... Ir... Kad neišprevartaus tavs. Ne? Nieks su baltais... Kaip tik lys. Ir mes atsistojame ir dar buvo prieš mus, mes kai atsistojame ant kelio, buvo dar prieš tai tokios mergos, tokie bičiai ir tada jau mes atsistojame ir mes buvom su baltais marškiniais, bet tik tai atsistojom, tik spėjom įsipilti, nes negi sausai čia dabar varysi. Ir iš karto sustojo bičias, su kuriuo mes dar ir važiuodami gėrėm tai, ką turėjom. Ir žodžiu, atsakingas vairuotojas pasitaikė. Aš įsivaizduoju, kad tranzavimas taip ir turi vykti, kad tu turi kažką vairuotojai, arba programą kažkokią daryti, arba... Taip. Prekiam, tai turi būti prekių ir paslaugų... Cash, grass or ass. Jo, tiesiog mikroekonomikai. Taip. Ir tai blowjobas ir viskas. O kodėl dar paklausė apie vaiką paklausė? Nes, matai, mes tokias biški giminingas sielas neapsiženėje, nes neapsiženėje ir nevairuojam. Kas yra šiaip mažas procentas Kaune, tokių žmonių. Taip. Nes tu vairuoji, kad apsižentum. Tu vairuoji, apsiženėjai ir tada atsipalaiduoji. Aš nežinau, man atrodo, kad tie žmonės, kurie laikosi teisės, laiko apsiženėjimą šalutinių poveikių. Kuris gali nutikti, bet ne tam tu laikaisi teisės, o tam laikaisi teisės, kad įsisudintum gazelę, pavyzdžiintum ir jie sakytų. Jo, ir tada apsižentum. Ir tada, Ar aš čia per daug senamadiškas esu?
Tai aš taip. Tu vietomis taip, bet iš esmės vis tiek... Kai kurios gazelės pabėga, prioritetinėje sistemoje, man atrodo, dėžės valgymas yra aukščiau negu apsiženėjimas. Tu turi išvalgyti kažkiek dėžių, kad žiedą užmautum. Aš tą suprantu, nes kai čipsų pakeliuose irgi ne kiekvienas laimingas yra. Žinai, kai galėdavai čipsus valgydavai, galėdavai laimėti, kaip PlayStation ar kažką. Nelaimėsi iš pirmo pakelio iš karto. Ne. Turi daugiau nusipirkti. Taip. Ja, kaip soul. Tai mes gerai, mes soulmate'ai, kad mes nevairuojame ir nesame apsiženę. O tu dar turi vilties vairuoti kažkada gyvenime? Mašiną. Jo, galvoju, kad gal kažkada tai. Bet prieš 5 metus man tą patį. Broli, aš kiekvienais metais sakau, jeigu manęs kažkas paklausia, tai ką tu niekada nevairuosi, įdant atstoto, aš visą laiką sakau, jo, tai čia va, aš jau planuoju, tai jau darysiu. Lygiai tas pats. O tu kaip reaguoji tada, kai žmonės sako, tu nevairuoji? Aš pasižadėjau Aisti, kad šią vasarą jinai mane išmokins. Bet tam jūs turite apsiženti. Ne, apžensimės vėliau, kai aš galėsiu vairuoti. Sakė, aš negimdysiu, kol tu neišmoks vairuoti. Aš sakau, su Boltu nevažiuosiu į gimdymo rūmus, ar kur jas gimdo, aš neįsivaizduoju. Spaudos rūmuose gimdo. Kas per įstaigą? Gyvybės namai. Antakalnio, blėt, poliklinikui, nežinau. Tai sakė, kol tu nevairuoji, nebus vaikų. Tai dabar aš įkaitų paimtusias. Sakė, mane nuveš į mišką ir išmoks. O tu nori vaikų? Aš noriu vairuoti, aš noriu būti kaip saugį žmogų. O tu labiau nori vairuoti ar vaikų? Aš norėčiau nuvažiuoti iki parduotuvės pradžiai. Savarankiškai vienas. Ir nusipirkti, ką aš noriu valgyti. Nes dabar, kai varom į parduotuvę, tai visą laiką aš tas, kur teliukus, blėt, krepšelius stumitėsi. Jo, tai paimk žirnelį. Nu ką žirnelį darysim? Nieko, kas man skan. Tai norėčiau būti savarankiškas biški. O tada jau galima galvoti. Jau ką pats galėtum. Tada jau apie Leoną galima galvoti. Žinai ką, aš darysiu vaiką Leoną irgi. Aš padarysiu, kad mano vaikas būtų Leonas. Aš kažkada tai turėjau bitą tokį savo programoje, kad aš labai norėjau, kad mano vaikas... Man labai gražu buvo, man visą laiką gražu, kai būna vardas ir pavardė. Ir nežinai, kuris vardas, kuris pavardėtinis. Tadas Vidmantas, Arvidas Rimas. Ten. Tai aš norėjau, kad mano vaikas būtų Stankevičius Jankevičius. Gerai, man bus Makleris Katleris. Senė, su kriptovaliutom, blėt, mokės elgtis. Makleris Katleris yra? Mokite, žinot, kad esu, nereikia kiekvieną pamoką įsipisinėti iš mano... Makleris, Pakleris. Makleris, Katleris. Aš su vardu kažką sugalvosiu, vis tiek aš supisėjom gyvenimą. Tegu jis atsimena, žinai. Jis mane atsimins visą gyvenimą. Aš tai padarysiu. Ir jis man darbą turės surasti, kai jam bus 18 metų. Kai jau biški galų turės kažkokių. Taip. Bet tu galvoji, kad yra faina sugalvoti kažkokį tai tą keistą vardą. Jo. Nes... Jau visi geriausi vardai jau išdalinti yra. Dabar jau ateina tas laikas, kai turi duoti kažkokį keistą vardą. Klampirdas. Kauptukijus. Chlamydija. Mergaitė, jeigu. Taip. Kur neatsikratys. Aš kažkada buvau sukūręs baisiausią moters vardą lietuvišką. Ir tas vardas, jisai neskamba jokia mažybinė maloninė forma. Ir tas vardas yra Geršlamonta. Koks tavo vardas? Milda. Tai tavo jos inicialas bus GG. GJ. Galim, taip ir vadins jaučiu. Klausimai mūsų žiūrovų. Kodėl pavydi Maibachui? Nes jisai, blėt, gyvenime susitvarkys, bičias yra. Jisai sąžiningai, kiek mažai pastangų, kaip galima daug pasiekti iš tikrųjų. Pavydžiu. Mes čia seniai sėdam, kažkaip bilietus pardavinėjom, renkam kažką. Galvojam kažką, klausimus ruošiamės. Bitus rašom. Aš buvau gimtadienį, kur Maibachas buvo pakviestas atvažiuoti pasveikinti jubiliatą. Taip. Ir komikų Hebra buvo ir užsakė, tipo, Maibachas nežino, kur atvažiuoja. Mes pokerį žaidėm tuo metu ir jis tiesiog atvažiavo, pamatė mus. Nepatiko. Blėt, nepatiko iš karto. Jam nepatiko. Ir jis pasidėjo kaip 10 minučių
įsikėlė vieną storį, vis, blėčiu, su buchūrais, nakui, vis, Gerai, davai. Iš karto, jisai pabuvo 15 minučių, pasiėmė tas pinigėlius, kurie tikrai nebuvo maži, ir nieks jam nieko negalėjo pasakyti, nes ką tu dabar, blėt, pagrobsi, tipo, kontraktinius įsipareigojimus jisai kaip ir įvykdė. Žodinį kontraktą įvykdė. Taip. Ir tada abipusį susitarimą jisai išvarė kažkur kitur. Tai vat gal to ir pavydžiu labiausiai. Merga. O tu galvoji, kad tu negalėtum, merga gera. o tu galvoji, kad tu negalėtum pardavinėti savęs gimtadieniams? Aš galėčiau, bet man taip lengvai neišle. Aš manau, kad būtų kaip tam bičiui, kur lapinų video. Man atrodo, kad... Esi Pist man klafteliną ir aš su sukneliu šokčiau ir bairis. O man atrodo, kad kaip tik būtų tas momentas, kur tu atvarytum ir jie sakyt, Katlerį, jau žinok, mes norime mėgoti. Gerai, tu bišbų paprastėsins. Po 2 klafelino, jo, aš taip ir daryčiau, bet pradžiai nejaukų man būtų. Tiesiog užsirengčiau tą suknelę pizdu. Jeigu žmonės mokė. Bet tas ir yra, kad aš dėl pinigų kažkaip, jeigu man sumoka kažkas pinigus, aš jau noriu, kad žmogus laimingas liktų. Taip. Tai Geras korto požymis. Tik tai jokių bučinių į lūpas. Jo. O Maybachas, matai, jisai ne Yelp ir Google šitų reitingų neturi. Nėra taip, kad tai jiems supis reputacija. Jis nebijo nei tiltų, nei BMW sudegin. Pasakysim taip. Tai pohu jam tiesiog. Atvažiavo, pabuvo, išvažiavo. Va to gal pohuizmo aš jam labiausiai pavydžiu. Va. Taip. Ar tikrai, Katlerį, tave kerpa uždėjus perpjautą krepšinio kamolį pusiau ant galvos? Ja, aš užimtas žmogus. Man sėdėt valandą kėdėjai kirpėjo yra degantis laik. Žiūrėk, tu, pavyzdžiui, esi pasiskaičiavęs, kada turiningai leidi laiką, kada neturiningai. Taip. Kada, pavyzdžiui, tu neturiningai leidi laiką? Kai skrolinu. Kai skrolini? Ne, Taip. aš manau, kad čia yra labai turiningai leidžiamas laikas. Nes tu labai pasikeli nuotaiką, santykiai pagerėja, aisti kažką parodai, pažvėk. Jo. Neturiningai leidžiamas laikas yra, kai tu tvarkais chatą, nes vis tiek nieks neteis. Taip. Pas tave. Kam? Nežinau, kam tu tvarkais, jeigu nepažįsti nei vieną žmogaus, ką tu įsivaizduoji. Ar tau lengviau yra tiesiog žiūrėti po kojom, kur eini, ar tvarkytis? Tai apeiktų tas šiukšlės, taigi, nėra taip sunku. Aš išsiaiškinu, mano žingsnis yra stipresnis negu džemperis. Tai jeigu aš einu, tai džempai traukėsi. Taip. Koks tolkus tvarkytis iš tikrųjų yra? Koks tolkus, pavyzdžiui, lovą kloti? Jokia, visiškai, nu. Bet tos, anos, ne? Sakysiu, labai reikia. Koks tolkus rūbus plana? Ir jos dar tau atsiųsta garsų į generolo video, kuris tai tipo, kad čia pirmoji maža pergalė tą dieną ir po to tu grįžti, jeigu šudina diena, tai bent jau lova paklota. Ne, manęs, pavyzdžiui, negodžia, niekada nėra buvę, kad aš grįžtų šudinos nuotaikos namo. Prapisęs lažybų bendrovėje 80 eurų ir tipo, lova bent jau paklota. Bent hatų sutvarkytų. Aš grįžtu ir aš matau, kad Aistė raunasi ant komplimento, nes sutvarkė hatą. Taip. Ir aš matau, kad jinai nori, kad aš kažką pasakyčiau. Tai nieko nepastebi. Nežinau, antakis sutvarkiai. Ne. Kodėl tu visą laiką toksai? Man įspūdžio nedaro, pavyzdžiui. Man, žinai, kas daro įspūdį? Moteris, kuriai pohu indai. Man va ta moteris. Moteris, kuri nesibodija iš to paties indo valgyti daugiau nei vieną kartą. Jo, aš negaliu pakęsti, kai tą pačią dieną yra daugiau negu vieną šakutę naudojam. Žiūrėk, viskas tvarkoj, jeigu, pavyzdžiui, ir aš visiškai pritariu, jeigu yra maistas skirtingų spalvų, okei. Bet jeigu tos pačios spalvos maistas... Konsistencija. Jeigu tu valgiai... Jeigu tu nevalgiai medaus su šakutė, tu ją gali antrą kartą naudoti. Taip. Ir jeigu tu nevalgiai burokėlių, tai tu gali dėtis makaronų, viskas tvarkoj. Huienai. Jeigu tu pili į stiklinę vandenį iš čiaupo ir turi ją pakreipti, kad vanduo, nes indų prisikaupia. Taip. Bet tada tu gyveni toj hatui.
Taip. Žinai, nes jeigu tu tiesiog gali vandens įpilt, atrodo, niekas. Airbnb, kad tu esi. Mes viešbutį gyvenam, ble. Tai va. Tarp kitko. Kaune kažkas su servis hujovai yra. Nekaltinu nieko, jokios tautos. O dabar važiuojam. Visi geriausi geriausi komentarai, visi prasideda. Jokios tautos nekaltinu. Aš ne nacist, ne fašistas. Aš ne fašistas, bet ir privažiavo. Išlipu Kaune iš traukinio, išsikviečiu Boltą. Taip. Žiūriu Liudmilą. Paėmė mane, aš galvoju, ble, aš Vilniui grįžau. Gal mes kažkokį ratą padarėm, grįžom. Gerai, sakau, nekelsiu balsą. Aš žaisiu jūsų žaidimą, Liudmila. Atsisėdu į taksą, į galą, sakau, labą dieną. Jinai man rusiškai kažką sako. Ok, gerai, jau sakau, blėt, bus problemų. Čionai. Aš sėdžiu, jinai man, aš matau, ji nori man rusiškai šnekėti, aš nenoriu šnekėti. Jinai mato, iš kur tu atvažiavęs. Jo, nes negali. Iš Vilnius nusileido. Ir jinai tuo pat metu yra pokalbį kitam, per telefoną šneka, kur aš turiu, čia su mai, мы, я, takai жизнь. Pradėjau mėti tas frazes, kur kažkada esu gerai. Taip. Не мы такие, жизнь такая. Vėlgi, nekaltinu jokios tautos. Ne, kaltinu, Rusiją kaltinu, blėt, iš tikrųjų. Nors jinai buvo moteris ukrainietė, bet aš Rusiją kaltinu. Nes jeigu ne Rusija, jinai sėdėtų Ukrainoje ir dirbtų tai, ką jinai nori dirbti. O ne vežiotų visokius portugalus. Kaip aš, blėt, jo. Ir, karoči, sėdime 7 minutės prasidėjau taksi, aš galvau, jau kažkaip čia Kauno, jau galvau, jūs prenkinat mano, žinai, jūs užsakė taksą, šitą laidą, kur rodysit per ekraną, ką aš darau. Aš stengiuosi nekel šumą, blėt, nes parodysit per ekraną per šitą laidą. Aš galvoju, Jankevičius ausinėm sėdi kažkur kitoj mašinai. O dabar pasakyk jam. O dabar pagirk jo pimpalą. Jo. Очень красивый пимпл. Jo. Ir jinai, aš matau, jinai išneka, porą žodžių suprantam. Problema, blėt, izvinit kažką. Ir jinai, aš matau, jinai nori cancelint raidą, nes jis sako, ne razgrūza, ne zagrūza. Blėt, aš dar iš furistų laikų atsimenu, kad iškraut kažką, mane iškraut, blėt, norint mane išvesti. Ir jei balsas šneka su vyru, sako, supratau, kad tipo reikia atšauk ar kažką. Ir jinai tiesiog planšetė yra ir visus appsus uždarė ir sėdi mašinai. Ir aš sėdžiu gale, blėt. Visi appsai uždaryti ir aš nesprant, kur mes toliau eisim dabar nuo šitos situacijos. Tu jau nebesi jos keleivis. Jo. Sakau, can we call the guy? Позвонил, да, Palitovskį, paskambino tam vyrui, sakau, kas čia vyksta, gerbiamasai. Sako, blėt, savaitę tik dirba Boltį, sako, aš nesuprantu, jūs galite atšaukti, taip tą, galiu, sakau, išsitraukiau, jau padėkojau, ačiū, žinai, pasiėmiau tašę, išlipau į gatvę, atšaukiau, kviečiu naują Boltą, negaliu iškviesti, nes jinai neatšaukus, blėt. Aš vėl sėdu jos mašiną ir vėl bandau išaiškinti, sakau, can you cancel? Pazvany again ir vėl aš nekėsim. Vėl skambint tam vyrai, sorry, sakau, nenorėjau vėl trukdyti. Gal pasakyti, kad atšauktų, žiūrėk, aš už 5 minučių būsiu, tiesiog bus paprašiau. Žmogus atvažiavo, mane paėmė, nuvežė, neėmė pinigų, karačių nuvežė į Kauno hotelį. 314 kambarį. Jo, tai žodžiu, viskas ok su Kaunu, bet aš suprantu ir įsėdu, atrodo, mano mama sėdi. Amžius sutampa, šukuosi, tapaitį karą. Ir žinai, kur tas, tu negali, aš nepykstu, ne vienoje vietoje nepykau, tiesiog ta situacija yra tokia, kur... Taip. Atvažiavau į Kauną gerai nusiteikęs ir va taip su manim pasielgė. Tada guliu. Čia tik tam Kaune tai būna, žinai. Ja, tik Kaune. Guliu šiandien. Ir aš pirmas dalykas, ką darau, į viešbutį atėjęs surandu tą Do Not Disturb kortelę,
kad neįeitų, kol aš masturbuojas, žinai. Taip. Čia man didžiausia. Ir baimė, ir prakeiksmas, ir dovana, iš tikrųjų. Ir aš, aiškiai, yra dvi skirtingos pusės. Yra prašom įeiti ir prašom neįeiti. Ir aš kažkaip kabinau ir ne tą pusę paginau, ble. Pusę 7, ble. Pysti išpiri, duris su radija, karočiai, eina materiai. Ir žinai, naktį kas čia vyksta? O, izvinyti zelionai kartačku. 2 kartus ukrainiečiai mane apipisa. Štai keliu. Vieną kartą aš kaltas buvau, kitą kartą ne. Tai va, tai jeigu, žinai, aš norėčiau rusiškai šnekėti, aš Vilniui būčiau lygis. Išsispręskit šitą problemą, Kaunu. Koks klausimas buvo? Dar kartą priminkit. Joks. Gerai. Ar yra normalu per vakarą išgerti 20 alaus? Tai yra sveikintina. Kiek tu daugiausiai esi gyvenime išgėręs? Labai nedaug. Aš... Tu Matai, nesi heavy lifteris. Aš labai greit pasigeriu ir tiksliau labai greit pasiekiu tą limitą, kur man smagu, bet labai greit pasiekiu limitą, kur kitiem nebesmagu. Mama verkia. Jo, kur aistė jau spardo su... O esi radęs save toje vietoje, kur visi nepatenkinti ir tu nesupranti dėl ko, bet žinai, kad tu. Aš ryte išsiaiškinu, aš būdavo ne vienas balius, ir tu vienam baliui esi buvęs, kur aš atsikeliu, pavyzdžiui, house parties organizavęs. Taip. Atsikeliu ir galvoju, zaibys, kiek atsimenu, visi žvengiam, zaibys visiems buvo, gulėdamas lovai parašau, kokias ten 8 ir parašau, ačiū, kad atėjot vakar, kad neatsimeni, kas buvo. Tada išeinu virtuvę krūviną. Pas mano organizmas mane gelbėdamas labai greit blackoutą įjungia. Tau šito nereikia žinoti. Man atrodo, rekordas gal net buvo 3 alaus ir blackoutas, jo, viskas. Duok aš vairą paimsiu. Žiūrėk, tau šito nereikia matyti dabar, ką mes darysime. Jo. Man elgesys labai nepasikeitė, kur žmonėm sunku patikėti, kad aš neatsimenu, tarkim, to vakaro. Nes tu šnekėjai normaliai, su taim šnekėjau. Ir aš atsimenu, tu, blėt, pasakoji apie verslą kažkokį, kur tu davei gerų idėjų. Aha. Bet aš atsimenu tik tai, kai pradarau duris ir darau visi. Ir man kažkas welcome drinką įpila. Tai koks klausimas buvo? Ar esi pasakęs kažką viešai, dėl ko gailiesi? 20 alaus. Aš Taip. nesu 20 alaus išgėręs. Ne? Ne. Per dieną. 4 alaus jau arba eini namo, arba eini prie kažko. Tau 4 alaus jau yra, tipo... Nu viskas, kiek tu gali, rūkštis pradeda kilti, jo. 20 alaus aš nesuprantu, ką tu rekordą darai kažkokį. 4 alaus ir tada arba eini tekilą ir apsivėmi, arba eini namo ir neapsivėmi. Arba šituosgi pradė... Kaip tenais tas? Sambukas. Jo. Šitas buvo, kur tu turi mikromolekulinę chemiją išmanyti. Taip. Trauki per šiaudelį, kur greičiausiam žmogui paduoda degantį dalyką. Aš turiu savo telefone nuotrauką, kur aš stoviu prie bokšto sambukos ir tenais dega ir aš geriu tą sambuką ir aš nežinau, kur aš neturiu. Atsimeni, ta prasme, yra nuotrauka, o failas yra missing. Aš neturiu failo savo sistemoje. Tai yra... Bet atrodo, kad man tai rodo, kad yra atsisinti video, 2 minučių, 3 sekundžių, bet tik tai vienas vaizdas, kur spaudi play ir nėra play. Mano paskutinis kontaktas prieš gal 12 metų buvo su Sambuka universiteto pube Vilniui. Gėrėm su Klajumu, man atrodo. Ne su Klajumu. Su kitais draugais. Ir aš galvoju, tada Sambuka buvo labai populiari. Ne, prieš 12 metų. Jo. Taip. Ir priejau, sakau, barmenas, sugalvok, ką aš norėčiau išgerti, nes aš jau gėriau 4 skirtingus alkoholius, tai va dabar tu pasakyk, ką aš turėčiau išgerti. Ir jisai sako, davai pisk per nosį Sambuką. Aišku, skamba ahujienai gerai. Jisai tiesiog paėmė stopkę, apvertė ją, kad būtų tas dugnas viršui. Įpylė vieną stopkę pilną Sambuką ir ant viršaus įpylė ten kelis lašus Sambukos. Tai pasako, išgerk tą ir jis per nosį. Nuo to momento, kai įsileidau Sambuką per nosį, po 4 sekundžių vėmiau koridoriui. Prasme, įtraukiau ir
ir įsijungia laikmatis. 5, 4. Iškart bėgau į Tuliką, paklibenau duris, nusivėmiau, nes kažkas buvo viduj. Tada, labą dieną, štai ta kaip lėktuvo Tulikė prasilė, kur išeini pusę valandos šikės lėktuvo Tulikė ir... Toks lyg niekur. Tada išvėmiau viską Tulikė ir tada grįžau. O tu neprisimeni, kai mes Los Patrankose Džeką per nosį išniojom? Norėčiau, kad papasakot, aš pasakysiu, ar aš atsimenu, ar ne. Po pasirodymo mes varėme tenais į Rūsį, į tą klubą, dar tenais, žodžiu, ir tenais buvo, mums davė iš tokio mažiuko šaukščiuko Džeką, irgi paskutinis dalykas, kurį prisimenu, o prieš tai paskutinis dalykas buvo, kad mes iš aukštakulnio gėrėm. Jo, šitą atsim, bet tai čia rock'n'rolls. Tai čia tas pats vakaras. Čia rock'n'rolls, jo. Iš Ambrazevičius aukštakulnio, man atrodo. O kalbant apie, aš susidūriau su tokia problema, nes dabar turėjau paskutinį metų porą skrydžių. Tu bezdi lėktuvė, ar ne? Aš turiu momentą, aš labai stengiuosi ne. Ne? Bet jeigu bezdu, tai aš einu į Tuliką. O tai nėra, kad bezdėjimas lėktuvė yra tobula vieta, kur bezdėt. Nes tu gali visada, tu niekada nežinos, kad ten tu. Nu, nebent Aistė visada žiūrė. Aistė 2 eilėm prieki sėdėjo manęs ir atsuko, blėt, Katler, gali baig bezdėt. Bet tu visada gali, pavyzdžiui, aplink tave žiūrėk, sėdi 3 žmonės, šalia 2 ir už nugaras 3. Niekada nespras, kad tu bezdė. Nu, bet jeigu... Plius lėktuvo salonas išsivalo oras per 2 minutės. Taip, tai bet jeigu tu... 2 minutės maks laikys. Broli, bet klausimas yra, kaip tu bezdė. Nes jeigu tu sėdi su ausinėmis noise cancelinančiomis ir tu tipo, kur, niekas nepamatė. O visi kiti girdėjo. Ne, žiūrėk, lėktuvas dėl to yra tobula vieta bezdėjimui, nes visada yra foninis garsas, tas white noise. Ir jeigu tu tiesiog sėdi, ir jeigu apsimeti dar miegant sen, aš visą laiką, jeigu nori bezdėti, aš pabezdu ir 5. Tu negali apkaltinti miegančio žmogaus bezdėjimu. Niekada, net jeigu jis ir pabezdėjo, miega žmogus. Nu gerai, bet tiesiog tai neveikia... Pusę minutės pabūk, tai... Taip, bet tai veikia tik tai jeigu tu prieš tai buvai ramiai. Jeigu tu sėdėjai ir tipo, jo, žinai, ir čia vakar va čia buvome. Ne, tai sen, tai gal lėktuvė. Kai vaikas kėdės, tai tu visą laiką ramiai sėdėk. Ir kai jauti, kad jau pareina, ir atsiguli tiesiog ir išsibės. Nes kažkaip man lėktuvė, aš nežinau, kas yra. Ar tas pomidorų sultis, ar kad alkoholis vartojimas, ar slėgis. Mane kaip pasta dantų, blėt, spaudžia. Pradeda galvos spaust ir žemyn viską išspaudžia, mane išsunkia visą. Bet tu žinai, kad jeigu, pavyzdžiui, dabar kažkas tai žiūri šitą Nesiaukite laivą ir gauna vietą, yra maža tikimybė, bet jeigu kažkas žiūri Nesiaukite laivą dabar ir gauna lėktuvę prie tavęs vietą, ne. Aš žinau, kad tu darysi. Ir tu bandysi užmigti, o jisai tipo, ne. Ne. Eik į Tuliką. Žinai ką, nebijau šitą. Whatever. Bet aš vienas... Geriau lauką nei vidun. Ne, aš tik norėjau su draugu pasikalbėti, ar aš vienas taip darau. Yra kas nors... Ne, aš turiu social responsibility. Bezda be jokios sąžinės graužaties lėktuvė. Bum. Gerai, keli. Ačiū. Su jum ir nusifotkinsiu, su kitais nakui, ne. Po renginio. Gerai, niekada nebevažiuoti Vespą, ar daugiau niekada nebekeliauti po pasaulį? Nebekeliaučiau po pasaulį. O galėčiau su Vespa po pasaulį keliauti? Ne. Ne? O tai kokį spindulių tada galiu nuo Vilniaus su Vespa nuvažiuoti? Lietuvos Respublikos teritorijos ribose. Oi, Lietuvoje viskas yra, ko man reikia. O. Nu, nori kalnų? Va, blėt. Nori skaniai pavalgyti? Ne. Nori jūras? Dangoraižių. Nori jūras, užsisakyk pusę metų prieš. Taip. Tada gali gauti viską, ką nori. Tobulą mačą. Būtum Gerardas ar Ernestas? Sen. Visų pirma, tai man jūs turite įvesti, mane turite į kontekstą. Gerai, aš Gerardą tau senį turiu pristatyti. Papasakok. Neseniai atėjęs. Gerardas, jis yra būsimas politikas.
Jis atėjo norėdamas turėti politinę karjerą. Per 2 laidas jisai išvalgė dėžę, tada realiai fiziškai neleido merginai išeiti iš balkono, kas yra pagrobimas, ir tada paskutinį seriją atbėgo už kaklo, jie griebė ir neleido šnekėti su kitu bahūru. Žodžiu, darbo partija. Jo. Čia yra Gerard, jis mano favoritus yra kol kas. Okay. Ir jisai jokio remors neturi. Ta prasme, jisai sėdi, jisai per interviu sėdi, blėd, liktai ką tik riešutą išspaudys. Jisai sėdi kaip ta bežionė, žinai, kur vandenį teliskoja tiesiog ant kranto. Taip. O kas antras? Ernestas? Ernestas. Kuris pala Ernestas? Ir tas vyriausias, ne? Senis. Ačiū, jis už mane jaunesnis jau. Ernestas yra toks keistas bičias, karočiui. Jisai dabar susirado draugę per paskutinę laidą, bet jis ten su 20 metų jaunesnė laižės, karočiui. Įdomu. Jis toks, kaip pasakyti, tėvukas baliaus. Žinai, visiems yra per 25, o jam atrodo kokie 40. Nu, vaizduok, jeigu tu dalyvautum realybės šou, ne? Norėčiau. Jo, ir su 20 mečiais. Taip. Ir tavo jau... Ir mane vadintų dėdė Justu. Jo, bet jisai bando dar būti tokiu, kur aš irgi jūsų amžiaus. Ir jam visas mergas patinka, jis visas įsimylė ir tada įmeta naują ir jis tada naują įsimylė. Nu, kaip aš, kai 6 klasėje. Na, žodžiu, jisai neturi labai didelių kažkokių tai kvalifikacinių specifikacijų kažkokių, tai jam tinka, bet kas Gerai. Turi šansą, ne? Tai aš sakau, kad aš norėčiau būti Gerardu, bet aš būčiau jaučiu Ernestas. Aš būčiau tas nejauks vyresnis vyras tiesiog, kur pasikvieti 20 metę į pasimatymą ir girtą bandai nučiešinti. Na, kas nori paklausyti akordeoną? Jo, išlystų iš manęs tikrai tų, ypač po alkoholio, žinai, išlystų boomerio visokių bairių. Taip, kas ofisą matė? Jo. Aš žiedų valdovo per jaunę, ne? Šiaip. Girdi, šūriko nuotikį ne. Ne. Vot ir tada! Bandai su tais, žinai, kur būna... Kur tėvai bando... Akampot. Atneša šašlykus. Gdė akampot? Nieks nežinau. Vienas atsigirs. Referencai. Yeah. Man norėtų... Aš esu dalyvavęs realybės šou, bet tik tai kaip jau to realybės šou gamintojas. Tai man, pavyzdžiui, deitinimo realybės šou man yra fantastika. Beje, padarykite triukšmą, jeigu jūs esate vienišas žmogus. Jeigu jūs neturite antros pusės. O ką jeigu mes paimtumėm ir dabar suorganizuotumėm bent vieną porą iš žmonių, kurie šičia atėjo ir neturi poros? Aš tai sakau, turi mano 100% palaikymą. A, ne? Ja. Nes kažkada per pasikalbėjimus pasipiršė yra, man atrodo, man patinka, kai išeina, kai kažką žmonės išsineša iš... Išliekamoji pridėtinė vertė. Va. Gerbiamosios merginos, ar yra čia vienišų merginų, kurios norėtų rasti antrąją pusę? Yra? Nu, kiek reikia merginų? Vienos. Vienos tik tai, kaip dabar išrinkti reikia? Jūs ten? O kur jūs esate? Žilva, pažiūrėk, kas tenais yra. Ten yra? Jo? Yra viršui? Žilva, atvesk mums ką nors, prašau. Atveskim ją. Taip, aš jau, taip, prašau ateikite. Jau girdžiu, kad prašau, geras vakaras laukia iš tos... Mane, prašau, atveskit mane. Neškit, karalius. Prašau, atveskit mane, yra viskas. Yra sold. Yra mes... Žiūrėk, dabar esi kad nors girdėjęs rėkiančią merginą. Mane, atveskit mane. Kokioj situacijai galima dar šitą girdėti? Aš esu tik tai girdėjęs frazę atvesk man. Man tą šviesę. Man tą šviesę. Labas. Oh, labas. Sėsk. O, pala, galim vyriškai, jo. Daibit. Sėsk. Prašau, prisėskite. Kuo jūs vardu? Mano vardas Nerija. Nerija, fantastika. Paplokite, prašau, Nerijai. Lemba, dabar žinai, ką reikėtų padaryti? Žiūrėkit, padarom taip. Pasikalbėkime su Nerija. Gerai. Kokio bičio reikia? Jo, norite prie manęs prisėsti? Aš noriu prie tavęs, Sinkevičiau. Bet jūs sėskite prie Nerijos, nes jai reikės įgarsinimo. Jūs būsite Nerijos įgarsinimas. Gerai, Nerija, kiek jūs laiko jau esate vieniša? Daug. Daug. Kiek daug? Mėnesis. 30 dienų. Kiek jau nebevartojate?
Kiek laiko Kiek nebevartojate? kartų praėjo nuo paskutinį... Kada nuo paskutinio arklio nulipat? Blemba. Prieš porą dienų. Prieš porą dienų. O kiek laiko aš nebevartojate monogamiškų santykių? Prieš porą dienų. Nice. Žodžiu, jinai šiaip fresh, labai fresh, jo. Man ar porą dienų ir buvo paskutinis kartas, kai duše buvai, dar galima tos nuotaikėlės užuosti nuo jūsų? Duše prieš daugiau negu porą dienų. Yeah. Jinai žmogus nešiojasi su savim nuotaikėlę kartu, rankinukį. Taip, o žiūrėkite, pavyzdžiui, koks buvo jūsų... Koks buvo tobuliausias jūsų ilgiausi santykiai? Kiek buvo? 6 metai. 6 metai? Taip. Čia šitie ir buvo? Jo. Tai jūs 6 metai, tai reikia suprasti nuo 12. Ačiū, komplimentas, bet kiek man metų duotumėt? Sakau, kiek du. Tiksliai, iš karto. Kiem 2? Iš karto. Aš pamažinau, kad neįsižeistų. Teta Aldona. Ačiū. Ačiū. Man tinka. Tau 26. Iš karto? Taip. Iš karto, nu bet matai, jisai Taip, ne... 26 Bet jisai ne pagal... Katleris yra toks žmogus, kuris ne pagal vaizdą, pagal uoslę. Aš sakau, tu esi liūtas. Jis mane tiesiog žino. Liūtas? Mes susitarė. Aš spėju, kad liūtas. Ne. Aš sakau, kad... Va, taip, vėžys. Bro. Vėžiai. Kiek čia yra vėžių šiandien? Bet pagal zodiaką, ne pagal gyvenimo būdą. Vėžiai, vėžiai. Gerai, koks tau, pavyzdžiui, kokios asmeninės savybės tau vyrė? O gal moterį? Arba moteryje. Ne, vyrė... Nu, dėda kažkokį tai įsivaizduoji. Komunikacija, saugumo jausmas. Taip. Bet jo, šiaip tai komunikacija ir atvirumas. Taip. O kažkokių fizinių turi reikalavimų iš vyro? Mėgstu... Nuo 1,95 m. Eksperimentuoti. Neprisirišti. Ne, nėra. Neprisirišus. Turėjau ir 2 metrų šiaip draugą, tai aš mano ūgis 1,4 m. 1,4 m ir 2 metrai yra... Ar jisai keldavo už pažastų bučinį? Už visur keldavo. Nice. Ar jis galėdavo tavo dėžę taip valgyti, kur paimdavo už... Čia toks kaip virtuvės rankšlas. Buvo šitas ar ne? Aišku. Taip. Tu mėgsti viršuje ar apačioj? Blet. Visur mėgsti. Jo. Gerai. Mano mama užblokuos jūs. Uždraus šitą laidą. Reikėjai pasimkit mane apie mamą galvodama. Tai aišku, taip. Aš O galvoju dabar- mintyse įdama, ką man ribot reikia. I'm gonna make my mama proud. Nu. Gerai. Žmogus sąžininkai nori surasti antrą pusę. Nu ne? taip. Nes čia yra Taip. geriausia vieta. Žiūrėk, susirinko žmonės, kurie... Tau patinka mūsų humoro jausmas. Mano arba jūsų. Kažkurio arba net ir abiejų, ne? Gerai. Prisirinko daug bendraminčio, ne? Kurgi geriau susirasti antrą pusę, jeigu ne mėgstamam renginiui, kur, pavyzdžiui, ateina tavo grupės paklausyti arba tavo komiko. Tai mes, Justinas tiksliau siūlo tau pasimatymą Yes. su... Padarom taip. Paimsime... Ne. tavim? Ne. Bet mes padarysime dar kitaip. Mums iš kažkur tai dabar reiktų rasti... Mes tau rasime... Žiūrėk, mes tau rasime... Andriau. Dabar šitoj vietoj, tu dabar jau nebeturi visiškai jokio. Ar galėtum, prašau, nusimti akinius? Prašau. Taip, Tai va tame- tokia ir yra idėja. Dabar nusimk akinius. Taip. Aš pasaugas. Dabar iš kur mums, Ne? Aš tikrai mums pasaugas. kas nors turi kokį nors daiktą, kurį galėtumėm panaudoti kaip akių raištį? Nu, ne, tai aš tada tokį pasimsiu. O, žiūrėk, aš turiu. Va, ir viskas. Taute, tu man sakyk ne, jeigu bus labai blogai. Vitautė negali pasakinėti, jinai turės pati spręsti. Ok, turime kas nors, kas norėtų su Neringa turėti reikalų. Nerija. Nerija, atsiprašau. Bičiai, ar turime bičių, kurie galėtų turėti... Jūs ne bičas. Su visa pagarba. Viršus diskvalifikuotas, nes aiškiai jos hebra tenai. Jo, tenais jau yra Andrius. Iš pirmo Mes aukšto. Andriaus nenorime. Ar yra bičias, kuris ir neturi merginos ir norėtų ateiti šičia ir padeitinti su Nerija? Yra? Tai
Valio. O kiek bičių reikia, Justinai? 2. Kad Gerai, būtų asortimentas kad būtų bent iš 2. Nerija yra viena gražiausių moterų, kuriomis gyvenime pabūsit pasimatymę. ateini, Čia yra bičias? viena Proga, maža. Yeah, bro, mes turime 2. Mes turime 2. Nerija šiaip graži moteris, tikrai. Taip. Iš vidaus jaučiu... Nerija labai graži moteris. Jaučiu chujovą, iš vidaus tai chujovą labai. Ateikit. Bet iš išvaizdo. Pasikėlus, Štai jie. Ne, iš visiškai. Labas. Gerai? Gerai, tau tik tu turėsi iš klausimų ir iš balsą pamilt žmogų. Čia labiau Sveiki, broli. aklas pasimatym. Čia prašau. Jūs turėsite sėdėti, žinokite, ant vieno. Jo, sėskite ant Ne, vieno. sėskite ant vieno jūs. Va. 2. Jau gerai. Tu man, broli, jau patinki. Nice. Ne, prašau, ne čia, o va tenais va. Jūs žinokite, sorry, bet va tai va čia pas mus. Nu va. Taip, čia įskaičiuota. Nerija, kol kas. Gerai, turim labai Viskas čia gerai. gražius bičius. Jūsų vardas Galima koks? atsigert, ką nors. Marius, labas. Marius. O jūs? Vytautas. Marius ir Vytautas. Gražus vardai. Žinai ką, aš pabūsiu jos agentas. Kol kas viskas ok. Aš pabūsiu jos vidiniu balsu. And that was the moment when she realized she fucked up. Dabar, Okay. Justinai, kiek klausimų užduosim vyrukam? Nu taip, pabandykime tada padaryti po trumpą prisistatymą. Galiu vieną klausimą. Ar Taip. mane pažįsta kuris nors? Ne. Yes. Kol kas ne. Gerai, žiūrėk, Viskas. vien iš balsų įvertink balais pagal išvaizdą, kaip tau atrodo. Jie dabar pasakys po vieną sakinį ir kiek tau atrodo... Trumpą prisistatymą, Jo. ką veikėt, kas čia būnat. Alų geriu. Ne, žiūrėk. Tinka. Marius, taip? Ar jūs, ponas, esate Marius? Mariau, ar galite, prašau, prisistatyti porą sakinių, kas jūs toksai ir kaip jūs čia dabar... Mums tiesiog reikia žinoti, ką jūs galvojate. Sakykite apie save tai, kas manote, kad apie jūs yra svarbu. Esu Marius iš Kauno, bet ne iš Šilainių. Ar čia ir yra viskas? Fantastika, labai gerai. Gerbiamas Vytautai, papasakokite, prašau, apie save. Aš Vytautas, esu mechanikas, mėgstu gaminti ir mėgstu tvarką. Boom. Boom. This is nice. Ar Vienas jūs norite... automechanikas, o kitas... Ne iš Šilainių. Neišilai. O galima amžius žinoti iš pradžių? 30. 27. O, gerai. Aš atvirkščiai duočiau. Bet čia jau jų reikal, žinai, čia jau Jų reikalas. Gerai. Tam, kur 27, galimai kem 7. Ar norėtumėt... Supratau, gerai. Ne mano reikalas. Nerija, tu turi progą paklausti 3 klausimų kiekvieno iš šitų bičių. Gerai. Laikyk už galą. Už galą. Gerai. Kas tau svarbiausia, pavyzdžiui, susipažįstant? Rajonas. Žaliakalnis. Žaliakalnis, kaip suprantu, Žaliakalnis gali būti ir labai gerai, ir labai blogai. Biškių už Garliavos. Yra ir blogiau buvę. Kaip? Iš Garliavos. Biški už Garliavos. Biški už Garliavos. Reiškia nuosavas namas, baseinas. Kryžkalnis. O į Aleksoto pusę ar toliau už Garliavos? Raseiniai. Ble. O Žaliakalnis? Į kitą pusę. Nu, gerai. Norite pakonkretizuoti? Link Prienų. Galima kitą? Palauk, tai dabar bandome dar. Tu dar turi 2 klausimus. Gerai. Zodiako ženklai. Kaip sakėt? Zodiako ženklai. Vandenis. Vandenis? Vandeniai labai geri. Kitą patį. Vandenis. Vandeniai, mes turime 2 vandenius. Ir mes turime 3 vandenius. Yes. Galima jau dabar kitą merginą. Nes vandeniai nelabai man. Tau ne? Ne, nelabai. Ir buvę. Kaip? Šiaip galima? Ne, niekur neįsit, kol aš neišeisiu. Aš turiu klausimą. Jūs nenusimkite dar iš šio. Ne, nenusims. Nerija, jinai žino, kur pataikė. Team player. Gerai. Didžiausias sportinis pasiekimas jūsų gyvenime? Ironman. Kriketas. Ironman ką? Žiūrėjai? Ar 216 Dubajus. Rimtai dalyvavai? 216 Dubajus Ironmanas. O geroji viso šito reikalo dalis yra ta, kad mes
Negalim Va. niekaip patikrinti. Nerija. Dėl to Jis tu, gali Mariau, meluot. irgi meluok. Aišku, jis gali meluoti. Panevežį 11 metais kilometro bėgime 7 vietą. Kujelai. Yes. Senė, Panevežį kilometrą nubėgti yra sunkiau negu Dubai visą distanciją nubėgti. Žiūrint, kuriuo metu. Mes visą laiką turi, ble. Realiai, jeigu bėgi penktadienio 3 valandą nakties, broli. Pabandyk Panevežį kilometrą nubėgti. Ten yra 7kovė. Ja, jisai 7 buvo, išgyveno 8. Tai jisai buvo per plauką. Regimantai ir Andriau. Nei vieno nepataikiai, bet Ar važiuojam. galite mane išgelbėti? Ne, nu ką žinau, klausimas. Ką jūs čia veikiat? Va čia, va šiandien. O, Ką jūs čia šiandien veikiate? Ne, ką dabar veikiat? Ana Meša. Ar aš? Ne, o gerai, kitas klausimas. Ar mėgstate Moniką Liu? Labai. Labai? Kas ji tokia? Net... Bum. Monika Liu? Labai. We good, bro. Mes su tavimi esame good. Viskas. Koks buvo antras atsakymas? Kas į tokią? Ai. Turim labai skirtingus du kardinaliai atsakymus. Reikia manyti, kad tai yra vieni iš skirtingiausių vandenių. O Monika ne vandens? Monika vandenis. Monika vandenis. Taip, taip, mes su Monika vandeniai, taip. Aš irgi vandenis. Tai dabar... Broli, vasario 16. Davai, Justinai, mes dar po vieną klausimą užduodam. Taip. Gerai. Koks būtų jūsų tobulas tobula po pasimatyminė veikla? Po pirmojo pasimatymo. Nu, tai dėžė laižyti. Čia priminsiu pirmas Iron Manus. Yes, yes. Iron Manus tą norėtų daryti. Pagaminti bandyčiau, kažką skanaus, manyčiau. Kažką skanaus pagamintų iš pradžio. Yeah. Po to. Čeburieką kažkokį. Gerą čeburieką, ble, tokį gerą su paprika, su mėsytė, kur žinau, tokį su... Nerija. Gerai, paskutinis. Jūsų tobula apranga, kaip jūs jaučiatės geriausiais tokiais rūbais, drabužiais? Tai, blėt, gal dabar su treningais tokiais nedvoj, blėt. Su džinsai, bet... su džinsai, bet su elastanu galbūt. Kliuvai. Elastano džinsai, jo. Man tai, pats matai džinsai, lakierkas, blėt. Lakierkas. Džinsai lakierkos, blėt. Turiu pasakyti, kad lakierkos... Žinai ką, lakierkos yra daugiausia rizikos, bet ir didžiausias rewardas, jeigu pasiseka su lakierkos. Taip. Jeigu palopini lakierką. O dabar, Nerija, tu turi pasirinkti vieną iš šių dviejų fantastiškų džentelmenų. Ir štai jums mūsų pagrindinis prizas. Jeigu jūs po šitos mūsų laidos eisite į pasimatymą, nesiaukite, jums skiria tam pasimatymui 200 eurų biudžetą. Už 200 eurų jau galima veikti, jau galima daryti dalykus. Už 200 eurų Kaune visas duris atsidaro, aš įsivaizduoju. Va taip, galėsit įeiti. Sakė, Marius sakė, 2 maišai gaunasi. Gerai, Nerija, ar tu jau turi savo verdiktą? Galtinį variantą. O galima su mantu? Prašau. Valandai galima. Porą fotkių. Dabar negėdink, dabar čia yra jų laimės valanda. Jo, broli, viskas tvarkoja. Aišku. Palauk, kuris 2 maišus? Marius. Su Mariu Maru. Ne, bet kitas su lakierkom. Palauk, kito vardas. Ok, mes tikimės, kad jūsų dileris galės išrašyti PVM sąskaitą faktūrą. Galės. Ir ponios ir ponai. Mama, nepyk, prašau. Aš nežinau, ar čia rodo. Palaukite, prašau. Prašau, Vytautai. Jūs renkatės Marių, Nerija? Vytautai, gal galite, prašau, palaukti mūsų tenais, mes jau su jumis ateisime nusifotkinti, bet kol kas. Ką? Vytautai, palaukit. Ne. Tau jau dabar Vytautą reikia. Liko 2 minutės, nesparink. Nu gerai. Iškirpsim. O dabar. Iškirpsim tave. Gerbiamoji Nerija. Štai yra. Sėdėk, broli, sėdėk, atrodyk gražutė. Sėdėk, šipsokis, atrodyk gerai. Taip. Atrodyk neįsitempęs.
Taip. Nedaryk šitą. Nerija, štai yra jūsų pasimatymas. Va, kaip gražu, žiūrėkse. Viskas. Kaip gražu, meilė gimsta Va. tiesiog mūsų ausise ir akise. Bro, labai nice, štai yra, jeigu jūs galite eiti į pasimatymą, jūs galite neiti į pasimatymą, bet jeigu jūs eisite į pasimatymą, mes dengiam jūsų pasimatymą. Ponios ir ponai, ar galite padaryti triukšmą šiai naujai iškeptai porai? Mes eisim pasimatymą. Jo, žinoma. Ne, nevažiuosim. Fotkė? Mariu. Mariau, Be Mariaus galima. Ne, Maris dabar jau tave persekas. Super. Ačiū Nerijai, ačiū Marijai. Nevažiuosi, nebijok. Abiems sakau, aš nevažiuosiu į Vilnių. Nusiraminkit. Ant įtampas kažkokia. No. Gerai, jauties, kad kažką gero padarėme, ne? Žinai, kas baisiausia? Ne. Aš Neriją mačiau jau seniai, norėjau nulipti. Žinai, kur aš jaučiausi kaip... Visos tavo moteris, kur jau seniausiai norėjo nulipti, bet vis kažkaip tai iš mandagumo dar likdavo. Iš pagarbos man. Jaučiausi kaip veterinaras, kur šunį reikia paskiepyti. Tiesiog, kur laikai... Čia tau geriau bus, blėt, nesiraityk. Čia dėl tavęs darom vis. Aš nežinau, kaip mes topint galim šitą. Ko mes išmokome šį vakarą, man tai? Mes išmokom, kad ta mergina, kuri rėkia, imkit mane, blėt, ir skaitykit, nebūtinai po valandos bus tos pačios nuomonė. Tai yra absoliučiai... Veskit mane, jo. Oi. Jom nuotaikos keičias. Va, bičą sunku išjudinti, žinai. Jo, žiūrėkit, man atrodo, kad jeigu mes kažką tai išsinešam iš šio dalyko, kurį mes ką tik padarėme, tai kad ta mergina, kuri sako, imkit mane ir skaitykite, nebūtinai leisis skaitoma, o tas bičas, kuris žada, kad o dabar tu savaitę keistai vaikščiosi, nebūtinai nenulūž po 2 minučių. Jo, čia yra Rubiko kubiko paradoksas. Ponas Katleri. Jo. Man atrodo, kad mes turėjom fantastišką vakarą. Man patiko. Ar jūs gerai praleidote vakarą? Man buvo smagu. Ponios ir ponai, ir dėl to leiskite padėkoti jums visiems, kad jūs atėjote, jūs buvote fantastiška publika, o mus rėmė Top Sport, Švyturio nealkoholinis, Pulse izotoninis gėrimas, Evolution ir Baldai 1, o svečiuose buvo legenda Mantas Katleris! Ačiū Kaunai. Visada smagu. Top Sport. Казино, lošimo automatai. Top Sport. Lazivas. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Švyturys. Tai, ką sugebame geriausiai. Look, top floor lifestyle, chef and boy, I'm cooking up. Way too high, ain't coming down. You see me if you looking up. Imkis pokyčių, kurie džiugina. Prisijung prie Evolution. Jei domina, apsilankyk. Darbas evolution.lt. Tūkstančiai baldų internetu jūsų namams. Platus pasirinkimas visoms namų erdvėms ir kiekvienam skoniui. Apsilankykite dabar baldai1.lt.